Sveiki, miname iki Lukiškių, antras šių metų raidas bendras su Chebra. Pirmo raido nefilmavau, tingėjau. Tiesiog asfaltu praridėsim, nieko įdomaus, be gal, netyčia kokį vieną kitą kadrą pagaudysiu. Tai va, kol kas lekiam į susitikimą, nežinau, ten apie 8-10 žmonių turėtų būti. Planas mint link Šalčininkų. Tai va, turėtų būti, jeigu viskas ok, apie 135 km, jeigu anksčiau nenusirašysim. Tai toks planas kol kas. Sveikas. Ko tu tris maršrutus? Tuoj papasakos. Jeigu neužteks vieno, Antrą ratą. čia palauk, 3 ratus. Trečią. 3 ratus reikės padaryti. O, su kamera? Jau filmuoja, nefilmuok. Duok tu kumštį. Kaip Arnoldas, su kurnais. Labas. Čia gal vaflinis padatas šitas? Vaflinis gal? Ne, norėtum skanaus. Tu nešnekėk mūsų rajone tokiais žodžiais. Jeigu nori žastis valgyti, pamanys. Vaflinis. Galim ratu prasukt, bus vaflinis. Jau Sūnus nusipirksai? paklydėlis. Jo, tavas. Dėl 3 maršrutų, tai vis tiek mes planuojam su Regina varyti tą didžiausią ratą. Ir galbūt net dar bonuso dar nusuksi. Tai žodžiu, tas mažesnis ratas čia tiem, kurie jau numatys, kad tikrai to didžiojo netems. Tai tiesiog nusuks ir minsim dabar priešais vėją, tai gali būti, kad išsekinsim. Ir labai nespaust, Simai. Ne, aš iš vis čia irgi Nes atstumas nemažas kaip po žiemos, tai iš karto nesusidegim. Tai pala, ne tik Simas, tai ir Kasparas, irgi prie to pačio. Paust galima pradėti, kai jau Pausai 105 važiavimo, nes šiaip. Šiaip nusiteikia 105 ir galbūt daugiau. Tai va, tai toks planas, dabar judam visi kartu, po to jeigu žiūrėsim, bet nepykite, jeigu kažką ten teks palikti ir aš nepyksiu, jeigu mane palikti. Nes dabar toks ne naujokų raidas, tai galima ir nudropti. Tai maršrutas yra. Pafilmuosim. Dar nėra skilimų. Įsispaudžia, ne? Biškis spaudžias. Kiniški, made in AliExpress. Čia šitie karakalai, ne? Penktuk. O tai ko jis nesisuka? Pakelk. Aš stabdį buvau palėtis. Ai. Čia stabdis? Trinas dar, nepritvinas. Į bolotniką. Stabdis išdėjau. Į tavo bolotniką. Ten kabina. Jo, pakelk. Matai? Biški kabina. Gerai, tave nors kiek prilėtins. Nebėra ledo, viskas neryja. Ai, tai pas tave pasirodo yra pašikniukas šioks toks. Nebūtų kanjonas išrašyta, tai neturėtum tu jo, man atrodo. Ne, čia iškart skirčiau. Ne, realiai. Ai, Dima nori dabar išsidaužyti ir viskas, po to savo tempu mint. Bus koks kadras įdomesnis ar ne? Nieko nėra. Nemato. Mato? Gerai. Čia kažkiek pavėjui, tai aфиgenai lekiasi. Įdoda. Aš noriu liemenę nusimt. Biški per šiltai apsirengiau.
Kasparas pas mus šiandien madingiausias. Su baltom koinytėm. Modnas koks. Tu klausyk, ne prie to grupso prisijungiai. Nauji ratukai. Jo, karboniniai ratai, baltas koinytės. Supainioji į grupsus. Dabar pasisuksim tip-top prieš. Grinai prieš vėją kaposim. Ohohohohoho. Čia kaip konkrečiai. Kaip savo. Labą. Vėjas. Taip, tokie debilai pastato, o po to, o ko dviratininkai važiuoja keliu? Ko jūs čia sustabdėt? Тупаем. Kur palikai Dymą? Vis dar vėjas. Kurio vietoje išsiskirimas dabar yra? Kažkur čia. O tu jau nori? Nelabai rašinėjau. Aš nekisu. Ne? Keik pasikeik bent, tai bus kontentas. Čia Artūras rašinėjo. Kas atsitiko? Tiesiu, nuo įstabdžių. Nieks, tai tulika, ne? Varom iki kitos sankryžos, ten turbūt atsiskirs Gedas, ar persigalvosi dar? Pailsės dabar. Pailsės, o dabar ant rato. Svarbu važiuoti iki šičio. Nu aš galvoju, jo. Tai mes po to biškį lėčiau važiuosim. Čia dabar pradžiagyti, kol švieži. A ne, Kasparai? Paskui lėčiau važiuosim. Kaip pavargsit, jo? Pavėjui. Galiu aš lėčiau važiuoju, galim paskui mane. Galim paskui tave. Tu dabar gale, visą kelią gale taupaisi, o po to kas bus? Žiūrėk, jisai kiek jisai užuojos padaro? Laikai? Jis pastovi sėdi už manęs, Ne, nesąmonė dar. Nesąmonė ir ledas. Slyžiūnai. Jo, kartu varom iki Slyžiūnai ten ir tada mes sukam į dešinę link Šalčininkų, o jeigu kažkas nori mažiau, tada varo tiesiai ir jiem Jašiūnai bus. Mes dabar visi pakeliui, žodžiu, Slyžiūnuose tada ten išsiskiria. Jis ir pamirguliavo, čia kažkoks, nežinau, šiaip mandagus. Ir papipseno gražiai, ir pamirguliavo. Realiai Kasparui reikėtų važiuoti dešiniau, o Simui kairiau. Nes Kasparas su bolotnikais, o Simas, dabar geriau. Nes Simas, gerai, laiku pasakiau. Stojam.
Kur gėda? Tai kas, kur, kaip? Tu? O tai čia, mes dabar tik PM8 važiavom. Tu? Tiesiai. Gerai, tu? Malačius. Tu? Tu su mumis? Gerai, šaunuolis. Tai ką? Всё? Всё. Šaunuolis. Vis tiek 100 bus. Nori, nenori. Dabar 50. Bus jam 100. Ne, nepavysim, jeigu mes dar į Dieveniškes, tai... Taip, reik man Ką rimtai, Dieveniškas? Aš dar nežinau. O jie... Iki, labai nepyk. Davai. Gerai, davai, nepalikit vienas kito tik tai. Dima, davai, vykis juos. Čiau, čiau. Всё, iki. Всё, 3 namo, mes link šalčių. O Tomas jau gailisi. Ką blogeriai? Kalbėkime apie Simono Dailinės nuplaukus namą. Taip, taip. Lemą mikrofoną nepaėmiau, čia labai rimta tema. Nu, sakė, reikės podcastą daryti. Tai va, variantas valgyt kebabus. Pasirašai? Pagalvosiu, pažiūrėsiu. O, atlėkė mašina. Pareik. Ištisas vėjas, ištisas. Varstė visi. Ką darot? Modifikuojam biškelį. Pasirodo, būčiau namuose su adapteriu ir palikau kamštuką ir adapterį visą laiką su atsuktų ventiliu. Nepasijautė, kad disbalansas kai rėdė. Na. O, žiūrėk, bėga. Vėjas! Toks didmiestis ir nėra Lidlo? Nesąmonė. Nesąmonė. Rimvydas liepia į Maksimą. O, tiesiai Dieveniškės. Reiks paanalizuot. Atstumą. Ką tu ten galvą purtai? Tu davai vežk iki Maksimos, o ten jau žiūrėsi. Va taip ir galima važiuot. Tai šaligatviu žygiuoji, traukis, žygiuoji laipteliai ir va čia atsiremi. Ne, tai čia žinok, jau gazas išėjo čia. Tai gerai. Nieks čia nebėga, jau gali normaliai. Gerai, išsiurps. Žinai, bet irgi praeitais metais aš nelabai norėjau, bet ten du draugai tokie, varom, ten aplink trakus, gerai varom. Čia jau Max atsukt. O kuriai pusėje tau visai kliūna? Šitas nelabai kliūna. Pas tave viskas gerai? Galėjo, žinok, nes sunkus pas tave tvirkas.
La. Nes nenori į viršų lipti. Ai, nenori lipti, nelipti. Ne, tai kreiva. Numetė iš karto. O! Yra nuotrauka. O, buvo. Oi, kaip čia gražu, koks tiltelis baltas. Ir soliukai ten, o Jėzus. Kaip ten gražu. Auksinis kupolas. Labas. Pavėjui. Stojam. Pamyš, nes ten vėl laukai, tai neaišku kada, kur kas. Oi. Ten mergaičių pusė. Myžniai. Vėl vėjas. Galiorka? Nežinau. Kažkur toli jo. Vėja. Labai stipriai. Vėjas. Kapojam. Колесо кривое. Нормально я так и сам. Jis tave norėjo pavyt? Mašina. Kas jo, aš čia tavo radarui pasakiau, nes jis miega. Cip. Kaip viščiukas koks. Cipauji. Žiauriai gerai riedasi. Pavėjui, pagaliau. Jeigu būčiau su plento atėjo, turbūt tikrai du prašau. Negaliu nepagirti. Super sudarytojas. Pamečiau varštą. Opa. Labai dažnai ir pas mane, ir pas Reginą buvo, tie varžtai, jie nuo vibracijų atsisuka. Tai aš ant Loktaito dabar sodinu ir ramiau žymiai, nes čia nesąmonė. Labą. Raminkis, Kasparai. Kas ten toks? Nežinau. Jo, vokiečiai nusiški. Ne. Bet Simo nebematau jau viskas. O tai kur tu buvai, bli? Eik tu, nahu, mes tave vėjamės. Tai aš važiuoju, nėra Simo. Čia užsukam. Tai mes tave vėjomės. Bet smagu, čia tai jau labai smagu. Pavėjui. Ką reiškia pavėjui vis dėlto, ne? Aha. Zvimbia padangos. Aš neįsivaizduoju tikrai, kaip skrisčiau, jeigu būtų realiai plintinukas. Karboninis, be tašiukų ir dar su... Man atrodo panašiai, tu ten daug svorės. Tai tu tabletės įdėjai kaip tankas, matai. Nu gal. Nu, tu gali čia optimizuoti, va čia kaip aš pasidaryti šitus nusijimčiau. Ką tokius? Nu, tašiukus. Ai, nu Šitą tašiukus, pasiliko tai. labiau airą. Bet gerai, tu man paaiškink, vat
tipo, nu, jis blokuoja vėją. Šiek tiek. Jo, nu. Bet tai, ble, aš už jo sėdžiu, jeigu jo nebus, aš blokuosiu toj vietoje. Jo, bet gaunasi, kad jisai pradeda čia sukiotis, tai va. Ir jisai vėl įsibėgia ir jis vėl trenkės. 2 kartus. Nu, 1,5 trenkės. Tai jo, jisai inline, bet nu, jisai nedasiekė oro tarpas per didelis. O, žiūrėk. Regina atitempė visą chebrą. Nu ką, atskridai? Gerai skridosi. Šitos atitempėjai, nu. Nei vienas nepadėjot merginai, nei vienas. Pas mane bėgio nėra mažiausiai. Kažkur važiavo, reikia mūsų. Kas? Ten ne Tomas, ten su radaru kažkoks Aš kitas. Tomai, kai jūs važiavote tą kalną didžiausią, aš jūs ten biškį stumė, visi jau ten biškelį. Mes jau sušalom čia tavęs belaukdami. Mentaliai jau vienas. Nu, pas tavai neklips. Mane nebėra greitų RMP. O tai kaip tu čia palauks su klipsais? Važinėjai? Nesuklipsais jis. Aš irgi kažkada klausimą. Aš irgi galvojau, batai kaip klipsiniai atrodo, realiai ne klipsiniai. Čia kam mažiau klausinėtų. Nu. Ar, varai būti? Varom. Tai palaukit, reikia su jumis atsisveikinti. Pagalavom. Tai jis nesuprato. Sveikinu. Jis nesuprato. Davai, važiuok. Kviečia jus. Dėkui. Smagu Gerai, nu buvo. tai aš čia matau, nes kilometrai pasididėja. Gerai, gerai. O mes dabar lydim Simą iki namų, po to Kasparą iki namų, Po to Lidla. po to į Lidlą ir iki Trakų. Ai. O, šlykšti gatvė. O. Nu, taip. Laiptelių, opa. Tu davai su savo tais karboniniais ratais patikrinsi. Problema šiaip išvežė ir atnaujino. Čia nebuvo taip švaru. Nu tai varom į dešinę. Biškį sutraukė. Šlaunį. Opa, dėkui tau, kad prisijungiai. Gerai, davai Sima, iki. Sėkmės. Opa, mes toliau. Nu va, likom 3. Aš turiu įtarimą, kad mes ne ten važiuojam. Jo, čia turbūt bus pasibaigs asfaltas, ne? Dabar grįžt? Mum gal negrįžt, galima pasižiūrėti žemėlapį. Что? Осторожней! Da. Jisai girtas, jam mažai kelio. Aš girtas, man mažai kelio, traukitės, nes užmušiu. Aš supratau, kad pagrasinu, bet nesupratau priežasties. Jis girtas. Girtas. Žinai, ką aš padarysiu? Užtaisi čia ir naviguosi. Aš tai žinau, ką aš padarysiu. Tai Jau svajoja. Tai miškai, važiuosim tada. Gerai. Žodžiu, ne ten nusukom, dabar turbūt graveliuosim iki Nemenčinės. Mėgojame saulę kapinę. O, tiesa, čiagi labai gražu. Ir va, saulėlydis. Labai gražu. Varom ieškot, kur pamyšti.
Regina, nenori bandelės kokios? Šiaip reikėtų. Einam bandelių. O aš noriu šitų. Aš noriu va šitų soviečių įdaro. Labai skanios. Matau. O, blėt, lapė nudaužta. Ten lapė nudaužė ir sustojo matyt. Chebrytė. Panašu, kad turėsim ilgiausią šių metų raidą. Jau 100 kilų. Tu biški akinį? Patyčios? Ne patyčios, tu akinį biški. Man tamsu buvo. Nu, gerai užkapai. Gerai, šaunuolė. Važiuosi tą... Aš vis galiu palėti iki posūkio link išvažiuoti molėtų plentą su trumpininku. Ar jūs norit kilometrų dar? Man reikia dalis iki 200. Matai, ką jinai sako? Man nedaug liko, kažkomas planas. Pakartok. Tai jau buvo. Ne, tai pakartok į kamerą. Man reikia damušti iki 200. Nu, aš neturiu kur dėtis. O Kasparui saldžių sapnų. Neturi. Žmogus Stravos neturi, pažiūrėk. Negėda? Negėda? Pažiūrėkite. Kiek? 109. 109. 195. Nežinau, nefokusuoja. O, 195. Tai 200 bus jau, nori, nenori jau. O pas mus dar tik 173. 30 kg dar realiai. Nekankink tu jas, labai nespas. Tai jinai man 200 liepia važiuoti. Taip? Nu, manęs prašom nekaltinti. Statistikos fanatikai. Niekur tu. Čia jinai. Čia kaip dopingas. Kaip dopingas. Stravos vergė, Stravos vergė. Man motivacija. O dar jeigu turėtų Stravos premiumą. Gerai, viso, Kasparai. Ačiū tau. Ačiū. Geras raidas labai. Imponuoja, Simas darbaisi. Simas tai iš vis monstras. Kaip galima taip važiuoti pirmą raidą. Meluoja jisai, paliupai. Viso, varom, nes po to ilgai lauksim. Dar kartą. Viskas. Iki kito. Du šimtai yra. Tikrai tai. Viskas, pirmas 200, netoli namai, liko gal porą kilometrų. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Iki.